Tai Nerijau, kaip vertini šiandienos susitikimą? Galtinis rezultatas buvo geras, pergalė mūsų, tai viskas gerai. Gera kova buvo, šiaip, manau, abi varžybos integravom daug jaunų žaidėjų į savo rinktinę, tai labai džiaugiamės dėl to, jie gerai pasirodė, tai manau visai geras rezultatas. Ir tai nuteikia optimistiškai, būtent nauji žaidėjai prisijungė, žiūrint į ateitį? Taip, tai aišku, nauji vėjai, ateina į rinktinę nauji žaidėjai, tai labai pagyvina mūsų komandą ir įduoda dar daugiau greičio mums. Ir kaip vertini rumunų komandą lyginant su Ukraina? Nežinau, esu kas gal apylygas, bet Ukraina gal truputį stipresnis, tiek meistriškumo, gal aukštesnio lygio nei komanda. Aišku, neturėjo visų geriausių žaidėjų, bet jaunimas pas juos irgi geras, tai mums buvo gera repeticija prieš ateinantį pasaulio čempionatą. Ir tikrai nedažnai vyksta oficialios rinktinės Elektrėnuose čia ir kaip tau palaikymas, emocija pats čempionatas šis? Taip, mes jau kalbėjom su vyrais Rūbinį, kad palaikymas buvo super, tiek daug žiūrovų. Senai matėm Elektrėnuose, tai labai jiems ačiū, kad atėjo mūsų palaikyti. Ačiū. Ačiū.